Šiandien sužinojau, kad nacionalinė mokėjimo agentūra yra aukščiau mūsų Lietuvos įstatymų. Kaip taip teko man sužinoti, trumpai pabandysiu papasakoti. Tai buvo tokia situacija, kad už nacionalinės mokėjimo agentūros skirtas lėšas statėm savo pastatą, kas mane seka, sandėlį, šaldytuvus, šaldiklius, administracinės patalpas ir atėjo laikas, kada buvo suplanuotas paskutinis mokėjimo prašymas nacionaliniai mokėjimo agentūrai ir mes jį pridavėm. Su tuo pridavimu turėjom būti pastatą įregistravę, apdraudę ir 100% pabaigta. Tai visus šios įsipareigojimus įvykdėme ir registrų centre prašymą užpildėme su žmona, kadangi Lietuvos įstatymas neleidžia įregistruoti naujai pastatyto pastato santuokoje tik ant vieno asmens. Tai tarkim ant manęs, kuris aš vykdžiau šitą projektą, aš ant visko pasirašinėjau, bet įstatymas neleidžia naujai pastatyto pastato įregistruoti tik tais ant savęs. Na ką, mes atlikom visus šios veiksmus, įsiregistravom pastatą, pateikėm tą mokėjimo prašymą, iš registrų centro išgautas išrašas, apsidraudėm, draudimo polisiuką, apmokėjimą ir taip toliau ir laukiam to paskutinio apmokėjimo, kad galėtume atsiskaityti su rangovais. Ir šiandien paskambina tas skyrius, kuris mane administruoja ir sako, turime bėdų, kadangi pastatas yra registruotas ant abiejų sutuoktinių, o pagal paramą jūs ėmėte ant savęs ir privalomai turi būti įregistruotas tas pastatas tik ant tavęs. Tvarkoju, galvoju, einu į registrų centrą, tenais pasikalbėsim, paaiškysim situaciją ir tiesiog perrašys tą pastatą tik ant manęs, bet ne, įstatymas to neleidžia Lietuvos. Tai ieškojom visokių išeičių ir dabar yra vienintelė išeitis tam, kad gauti galutinį apmokėjimą ir atsiskaityti su rangovais, su žmona pasidalinti šitą turtą per pusę, tada jinai tą savo pusę dalį dovanos man. Visa tai užtruks apie 2 savaitės, reikalingi notarai ir tada jau bus galima prašyti to paskutinio apmokėjimo nacionalinės mokėjimo agentūros. Ir čia, kai nacionalinės mokėjimo agentūros ne įstatymai, o taisyklės yra virš Lietuvos įstatymų. Tai kur čia ėjom su šitą situaciją, kalbėjom tiek su notarais, tiek su registrų centru, tai visi gūžčiojo pečiais ir toksai jausmas, kad nacionalinė mokėjimo agentūra pas mus yra virš visko. Ir kaip jie parašė, kaip jie nuleido, taip ir turi būti, nesvarbu, kad tai prasilenkia su mūsų Lietuvos įstatymais. Tai kaip nevažiuoti tą Vilnių, neprotestuoti, jeigu mūsų vyriausybė daro tokias nesąmonės, atsiprašant. Ir tikrai pastovėsiu už save, pastovėsiu už draugus, už kolegas. Didžiausia šita krizė yra pieno srityje, pienininkystės, gyvulininkystės, augalininkystės. Man mažiau šitie dalykai yra aktualūs, kadangi augalininkystės mišrus ūkis, augalininkystė, o augalininkystė tenais labai maža mūsų dalis ūkio, bet tikrai važiuojam, palaikom. Ir bandom išaiškinti jiems, kad biški pradėtų mąstyti, pradėtų galvoti, ką jie daro, kad peržiūrėtų įstatymus, tada tai gerai, tada jeigu įregistruojant reikia, kad vieno asmens, tai kažkokį įstatymo pakeitimą darykim, kad jeigu viskas vyksta per nacionalinę mokėjimo agentūrą, tai tada yra išimtis ir galima registruoti tik ant to asmens, kuris paramai paraišką pildė ir kuris viską tvarko, administruoja. O dabar turi sumokėti beveik 500 eurų tam, kad popieriai suvaikščiotų ir nacionalinė mokėjimo agentūra būtų patenkinta. Kažkoks absurdas.